Na kągi, rugsėjo 30 paskutinė mėnesio diena ir greičiausiai jau rezultatai nebepasikeis. O nuo rytojus vėl viskas atsinaujina ir vėl viskas bus nauji skaičiavimai, nauji rezultatai. Atėjo metas apžvelgti ir pasižiūrėti, kasgi čia įvyko tame savyje per šitą mėnesį. Įvyko tai, kad padaugėjo teisminiam išieškojime paskolų. Suma išaugo pakankamai nemažai. Čia spėjau greičiausiai dėl to, kad jau buvo pradėta skolinti po 50 ar po 100 eurų vienam skolininkui. Esu pagavęs vieną paskolą su 44% palūkanomis ir jinai po truputėlį judėjo, kol nukeliavo iki teisminio išieškojimo. Kuo tai baigsis, pažiūrėsim vėliau. Nors, tarkim, peržvelgus, kaip juda, išsifiltravus tas paskolas, tai matosi, kad ten pinigai tikrai juda. Čia tiksliai kiek uždirbta palūkanų nesimatys, palūkanos labiau matosi Facebook'o puslapyje arba naudojant appsą. Tai apsilankę Facebook'e pamatysit, kad šį mėnesį berods 158 eurai palūkanų buvo uždirbta. Tai žiūrim, turėjo būti uždirbta 183 eurai, bet uždirbo 158 eurus. Taip ir būna, iš tikrųjų visada tai būna, kad uždirba mažiau negu buvo prognozuojama iš pradžių, kadangi yra nemažai vėlavimo. Vėlavimų pasižiūrim, kur kiti vėlavimai. Vėluoja štai 118 paskolų, 40 iš jų vėluoja 15-40 dienų ir perduotos į skolų išieškojimą 33 ir tai jau matosi suma 36 paskolos, beveik 900 eurų. Bet kokiu atveju vis tiek mėnesis tikrai neblogas. Jolab, matot, portfelio dydį 16 000, bendrai su šita vėluojančių suma beveik 17 000. Reikia tikėtis, kad tie skolininkai atsigaus finansiškai ir greičiau pradės tas skolas grąžinti. Visai neblogai ir antriniai rinkai buvo parduota tų paskolų. Gal nebuvo labai daug, jeigu tai pasižiūrėjus antrinė parduotos investicijos. Štai matosi, kad jau viena parduota grąžino anksčiau laiko, nes dega pilkai. Ko tarkim nelabai matosi programėlėj mobiliojoj savi, ten sunku pamatyti, ar grąžino tą paskolą, ar negrąžino. Taip, tu ten gali pamatyti, kad ją grąžino, bet kada esi pardavęs, kaip tarkim čia, matosi, kad esi pardavęs rugsėjo 16 tą paskolą, tai to ten nepamatysi, bent jau aš neradau. Matot, viena paskola, antra, trečia, ketvirta, penkta. 5 paskolos parduotos rugsėjo mėnesį su antkainiu. Šiuo atveju čia apie šitą strategiją pasakoju tinklaraštyje, jeigu pasilankytumėt mano tinklaraštyje, nuorodos bus šio video apačioje, tai ten aprašau šitą strategiją, kuomet tu pagauni paskolas su pakankamai didelėm palūkanom ir jas parduodi antriniai rinkoje su antkainiu. Ir jeigu bent vieną paskolą kas mėnesį, tarkim, įsivaizduojam, kad 50 eurų, šitą greičiausiai paskolą aš esu pardavęs su 10% antkainiu, 1% sumokant savi platformai už tarpininkavimą. Bet kokiu atveju man lieka 9%. Tai matot, šitos paskolos, gal šita buvo su 6% parduota. Čia taip rugsėjais, rugpjūtį viena tik tais parduota. Taip, tai jeigu tu parduodi su 9% bent vieną kartą per mėnesį tokią paskolą ir tą padarai kiekvieną mėnesį 12 kartų per metus, tai tu
uždirbi, kiek čia gaunasi, 90% 10, 108% nuo 50 eurų, jeigu tokiu būdu parduodi. Tai prieaugis visai neblogas. Tai va, taip atrodo tas mano portfeliukas. Galima pasižiūrėti vėluojančias paskolas, taip žiūrim, kur čia mano investicijos, kaip tas išsifiltravimas vyksta. Pasižiūrim, tik labai jau lėtai tas appsas veikia. Tiksliau programa internetinis puslapis, kol suranda, taip vykdomas ikiteisminis išieškojimas, taip. Pasižymim, filtruojamės. Nagi. Taip, išsifiltravo. Matot, va, kaip ir sakiau, 44, net 2 paskolas pagautos ir jos išbėgo iškart į teisminį. Tai įmokų 0, čia 1 įmoka, čia 0 įmokų, štai 4 įmokas, čia 1, 3, 8 įmokos, 7 įmokos, 9, 7, 9, atlikti mokėjimai 7. Na, juda, nėra taip jau baisiai. Taip, gali stovėti paskola ir kabėti metus ar kelis metus. Tas matosi paskolų klube. Ir, tarkim, po 2-3 metų žmogus atstato savo mokėjimus ir tada pinigai po truputėlį pradeda keliauti atgal. Štai matot, praktiškai jau beveik atsiskaitė. Nors paskola, žiūrim, kada jinai čia buvo baigta, dėl skolos, turime gauti keletą paskolų. Aha, čia panašu, kad verslo kažkokia tai paskola. Nori prailginti terminą. Na, čia aišku jau nuo savę priklausys, ar jie prailgins tą terminą, ar neprailgins. Tai žiūrim. Nenaudojamas, štai net numeris nenaudojamas šito žmogaus. Kaip su juo susisiekti. Kas čia vyksta? Nekėlė. Išsiųstas SMS. Na, dirba savį, anksčiau ar vėliau prisibelt prie tų skolininkų. Jeigu neprisibelt prie dalies, tai irgi nebėda. Bendroj sumoj šiais metais savas jau visai neblogas sumą uždirbęs yra. Jeigu ataskaitą užkrausim, o ataskaitas krauna puslapį tikrai labai ilgai, galima net ir cigaretės rūkyti. Kas rūko, kol pamatai tą ataskaitą. Matyt, labai jau tų duomenų daug yra, bet gal pavyks mums užkrauti tą ataskaitą pakankamai greitai. Čia šį kartą, matot, visokios informacijos yra, kur galima pasiskaityti, kaip visą tai vyksta, kaip teisingai tą padaryti. tą ir rekomenduočiau padaryti, pasiskaitot, pasižiūrit, susipažįstat, išsiaiškinat, na ir tada daug drąsiau daryti vienokius ar kitokius žingsnius. Grįžtant dar prie šito, mato, 13% vidutinė palūkanų norma. Neblogas rezultatas. Buvo pakrytę, kai išpardavinėjau portfelį prieš įsirengiant saulės elektrinę, tai kai reikėjo tų pinigų. O dabar vėl viskas po truputėlį stojasi į savo vietas. Žmonos ir vaikų sąskaitoj ten yra atskiras akauntas, tai šiuo atveju ten truputėlį didesnis tas procentas, nes pakankamai rizikingai iš ten investuoju. Juolab, kad vaikai dar maži, laiko yra pakankamai nemažai jiems iki to pensijinio amžiaus, tai galima eiti truputėlį drąsesniu keliu. Ten berods virš 15% šiai dienai. Nors vienas kolega turi savo akauntą, tai džiaugiasi, kad ten turi virš 20% paskolų portfelį. Na, aš tikrai linkiu jam kuo geriausios sėkmės, nors iš tikrųjų pagal visas investavimo taisyklės reikėtų
pinigus skaidyti kiek įmanoma įvairiau. Tiek dalis į labai rizikingas, dalis į vidutinio rizikingumo, dalis į visai nerizikingas arba mažiausiai rizikingas paskolas, nors realiai viskas yra rizikinga, kuo be užsimtumėt. Tai žiūrim, kiek čia mes jau per šiuos metus uždirbam. Va štai 1631 euras. Na ir antrinės rinkos pelnas, nors kaip ir šnekėjau pirmam video, tai nėra dar tas visas pelnas. Į šitą sumą įeina ir pinigai gauti, tos palūkanos gautos dar iki pardavimo momento. Tai būtų geriau, kad, aišku, savis skaidytų šitą eilutę taip, kad nerodytų ten tų palūkanų iki pardavimo, kad būtų tikrai aiškus uždarbis po pardavimo. Tikėkime, laikui bėgant ši informacija pasieks savį. Tikėkime, kad daugiau investuotojų norėtų to pačio rezultato, matyti tokią pat eilutę, kur matytųsi tik tais po pardavimo gautos palūkanos. Na ir po to gal savis sureaguos ir pataisys šitą informaciją. Tai va tokios naujienos. Augam po truputėlį, norit augti kartu, pasidalinsiu nuorodomis apačioje. Tai bus tie affiliate linkai, kuriais užsiregistravę galėsite pradėti savo finansinę kelionę. Na, o man savis atsidėkotų už tai, kad jūs mano dėka ėmėt ir užsiregistravot. Aišku, būtų didelis ačiū ir jums už tai, kad tai padarėt. Bet prieš darant tai rekomenduočiau tikrai pasigilinti, pasižiūrėti, pasiaiškinti, pasiskaityti tinklaraštį ar kelis tinklaraščius, surasti daugiau tos medžiagos ir tada jau daryti vienokius ar kitokius sprendimus savo investavimo kelyje. Tai šiam kartui tiek. Kitą mėnesį apžvelgsime dar kartelį šitą portfelį, pažiūrėsim, kiek jisai paaugo ir kokie čia pasikeitimai įvyko per kitą mėnesį. Iki malonaus.